Sveiki, mano vardas Penny. Viskas prasidėjo be aiškios priežasties. Tuo metu turėjau įvairių autoimuninių simptomų – fibromialgiją, rožinę ant skruostų ir kitų panašių dalykų. Ta dieną buvau namuose, su dukra sėdėjome svetainėje ir gėrėme kavą. Ir staiga pradėjau jausti, kad darosi sunku kvėpuoti ir nuryti. Aš pati esu kritinės slaugos slaugytoja, todėl iš karto supratau, kad tai anafilaksija. Sūnus skubiai nuvežė mane į ligoninę. Mano kvėpavimas darėsi vis sunkesnis, atsirado garsus kriaukimas, o tai buvo ženklas, kad susiaurėjo kvėpavimo takai. Mano padėtis labai pablogėjo ir aš nustojau kvėpuoti. Ir tuo metu aš miriau. Ta akimirka išėjau iš kūno. Mačiau aplinkui viską, kas vyksta. Stebėjau visą sceną iš šalies ir galvojau, kas toji moteris, ji labai sunkiai serga. Buvau taip atsiskyrusi nuo savo kūno, kad iš pradžių net nesupratau, jog žiūriu į save. Po to pamačiau savo sesę sustojusią degalinėje. Ji buvo apsirengusi tarpusavyje visiškai nederančiais drabužiais ir tada pagalvojau, kaip ji juokingai atrodo. Lauke smarkiai lijo ir man buvo labai keista, kodėl ji važiuoja per tokį lietų, juk dabar ji turėtų būti namuose, o gal kažkas nutiko vienam iš vaikų. Pamačiau, kaip ji išsitraukė telefoną, atsidarė Facebook ir parašė, laikykis vaikeli, aš jau važiuoju. Ir tada atsidūriau tamsioje beribėje tuštumoje. Joje buvo kažkas slegiančio, jaučiau tarsi sunkiai kvėpuočiau. Keista, nes tuo pačiu žinojau, jog ten man nereikia kvėpuoti, bet vis tiek atrodė, kad turiu tai daryti. Jaučiausi tarsi būčiau įstrigusi, negalėjau suprasti, kaip iš ten išeiti. Laiko suvokimas ten buvo visiškai kitoks. Jei reikėtų palyginti žemišką laiką su tuo, kiek jaučiausi praleidusi toje tuštumoje, sakyčiau, kad tai galėjo būti apie 10 metų. Galiausiai pradėjau analizuoti save. Klausiau savęs, gal yra kažkas, ką turiu suprasti, gal turiu kažko išmokti, kad galėčiau palikti šią vietą, gal aš pati esu priežastis, kodėl čia esu įstrigusi. Ir tada man nušvito viena aiški mintis. Toji tamsi dvasiniai erdvė, kurioje buvau, buvo panaši į mano vidinę būseną, kurią pati susikūriau per savo gyvenimą žemėje. Po skyrybų prieš daugelį metų aplink save pastačiau sieną. Aš pradėjau izoliuotis. Ėjau į darbą, rūpinausi vaikais, rūpinausi namais, vėl darbas, namai, vaikai. Ir pamažu atsiribojau nuo gyvenimo. Liko tik rutina. Nustojau domėtis pasauliu. Nustojau leisti žmonėms bendrauti su manimi. Savęs izoliacija, kurią susikūriau žemėje, perėjau kartu su manimi į anapus. Ir kai tik supratau, kad šią tuštumą amžinybėje aš pati susikūriau, viskas pasikeitė. Toji tamsa tiesiog sprogo. Maži jos gabalai lyg aštrios šukiais ėmė skrieti aplinkui, jos sukausi, o pati tamsa traukėsi vis toliau ir toliau. Ir tada tolumoje pamačiau artėjančią pačią balčiausią, skaidriausią šviesą. Žinojau, kad artėja kažkas labai didingo, jaučiau tai savyje, tačiau aš nemačiau žmogaus pavidalo. Vis dėlto kalbėdama apie Dievą dažnai sakau jis, bet negaliu pasakyti, kad tai buvo vyras. Tame buvo ir vyriškumo, ir moteriškumo. Ir priartėjęs man telepatiškai pasakė tik 2 žodžius – aš esu. Ir to pakako. Tai buvo ne teiginys, tai buvo realybė. Ir tuomet iš karto pagalvojau, o ne, aš tam nepasiruošusi, jis pamatys viską, ko gėdijuosi, viską, ką padariau blogai. Tačiau niekas manęs neteisė ir nesmerkė, priešingai mane supo ypatinga meilė. Supratau, kad peržiūrėsime mano gyvenimą.
Aš baiminausi visų dalykų, dėl kurių pati save ilgai kaltinau. Galvojau, kad bus parodytos mano didžiausios klaidos, mano gėdos, dalykai, kuriuos norėjau paslėpti, bet jie net nepasirodė. Vietoje to buvo parodyti kiti dalykai. Pirmiausia, jis parodė man gerus dalykus, bet ne tuos, kuriais pati didžiavausi, ne tuos darbus, apie kuriuos galvodavau kaip apie gerus. Jis parodė mažus gerus mano poelgius, kuriuos buvau visiškai pamiršusi. Jis man parodė kiekvieno mano mažo gerumo pasekmes, kurios palietė kitus žmonės. Po to perėjome prie neigiamų dalykų. Iš visų dalykų, kuriais gyvenime nesididžiuoju, man buvo parodytas vienas, kurį galbūt sunkiausia pakeisti – mano nuomonė apie kitus žmonės. Mintimis mes paveikėme vieni kitus, žodžiais paveikėme dar labiau, o savo veiksmais dar daugiau. Bet viskas prasideda nuo minties, apie ką galvoji, apie tai pradedi kalbėti, o apie ką kalbi, tą galiausiai imi daryti. Todėl mintis ir emocijas reikia laikyti ramybėje. Dar vienas dalykas, kurį supratau, buvo tai, kad mes labai neteisingai apibrėžiame, kas yra gera ir bloga. Mums gerai atrodo tada, kai viskas klostosi taip, kaip norime. Tačiau dvasinėje tikrovėje gerai yra tai, kas mus veda į priekį, net jeigu tuo metu mes jaučiamės siaubingai. Jeigu augi ir darai poveikį kitų žmonių gyvenimams ir netgi jeigu aplinkybės atrodo sunkios, bet vyksta tikras augimas, tai nėra blogis, tai yra judėjimas pirmyn. O blogai yra tada, kai žmogus sustingsta. Kai atsisėda į savo patogų krėslą, nustoja bendrauti su pasauliu ir renkasi tik tai, kas patogu. Žvelgiant iš išorės tai nėra blogai, tačiau dvasiniu požiūriu tai yra stagnacija. Mes čia esame ne tam, kad pasyviai prasėdėti fotelyje visą savo gyvenimą, nedarant jokios teigiamos įtakos pasauliui. Būdama anapus supratau ir dar kai ką. Prieš ateidami į šį žemišką gyvenimą mes dalyvaujame tam tikrame pasirinkimo procese, kokioje šeimoje norėtume gimti ir kokias pamokas norėtume patirti. Prieš ateidami į šį pasaulį žinome visą kontekstą, tačiau gimę jį pamirštame. Todėl, kai žmonės kalba apie gyvenimo traumas, reikia suprasti, jog prieš ateidami čia mes žinojome, kokias patirtis gausime. Mes pasirinkome būtent tokį gyvenimą, kuris padėtų mūsų dvasiai augti būtent taip, kaip jai reikia. Tačiau žvelgiant iš čia, iš žemiškos perspektyvos, tie dalykai mums gali atrodyti siaubingi. Žmonės kartais klausia, o kaip vaikai sergantys vėžiu, kaipgi vaikai gimę su sunkiais apsigimimais? Galiu pasakyti tik tai, ką supratau anapus. Tai yra labai pasiaukojančios sąmonės. Tokios, kurios anapus pasakė, aš ateisiu netgi be gebėjimo kalbėti, kad parodyčiau žmonėms meilę, kuri pranoksta bet kokius žodžius. Šviesos paklausiau, vadinasi, tu esi visuose žmonėse, netgi tuose, kurie tavimi netiki. Ir jis pasakė, tu negali manęs išimti iš savęs lygiai taip pat, kaip negali išimti savo tėvo DNR iš savęs. Aš esu tavyje. Tu gali manęs nepripažinti, sakydama, kad tavo tėvas nėra tavo tėvas, bet tai nekeičia realybės. Tada supratau, kad turiu grįžti. Atrodė, kad šį sprendimą buvau priėmusi dar prieš gimdama. Lyg žinojau, kad tai nutiks ir kad pasirinksiu grįžti. Kai atsigavau ligoninėje, mano sesuo stovėjo šalia. Pirmieji mano žodžiai buvo, aš buvau su Dievu. Į palatą atėjo slaugytoja, pakvietė gydytoją. Buvau katalikiškoje ligoninėje, bet pirmasis specialistas, kurį pas mane atsiuntė, buvo psichiatras. Taigi, buvo nuspręsta, kad aš kliedžiu. Man tai atrodė keista ir ironiška. Ligoninė katalikiška, bet kai pasakai, kad buvai su Dievu, pirmiausia pas tave siunčia psichiatrą.
Maniau, jog religingi žmonės bus tie, kurie labiausiai norės išgirsti mano istoriją. Bet būtent iš religingų žmonių daugiausia ir dažniausiai sulaukiu pasipriešinimo. Tačiau aš galėjau patvirtinti, ką mačiau, kai buvau nekūne. Kai atsigavau, mano sesuo buvo ligoninėje ir jai pasakiau, kad aš mačiau, ką ji parašė Facebook. Ji labai nustebo ir jos dar paklausiau, kodėl buvai apsirengusi tokiais nederančiais drabužiais. Ji atsakė, jog labai skubėdama tiesiog apsirengė pirmus pasitaikiusius drabužius, susimetė daiktus į krepšį ir išvažiavo. Ji patvirtino ir lietų, ir sustojimą degalinėje, ir tai, kad išsitraukė telefoną, ir tai, ką parašė. Todėl neturiu abejonių, kad mano mirties patirtis buvo reali. Po mirties patirties labai aiškiai žinau, jog mes nemirštame taip, kaip mes čia įsivaizduojame. Mes pereiname iš vienos būsenos į kitą. Energija neišnyksta, ji tik keičia formą. Izoliacija, kurią mes susikūrėme Žemėje, gali tapti mūsų pačių kalėjimu anapus. Sienos, kurias statome norėdami apsisaugoti, ilgainiui gali uždaryti ir mus pačius ir atskirti nuo šviesos. Kiekvienas mažas gerumo gestas turi pasekmes, kurių dažnai nematome. Dievas nėra kažkur toli, jis yra čia pat, mūsų viduje. Ne kaip mintis, ne kaip teorija, o kaip pati giliausia mūsų esmės dalis. Ir galbūt svarbiausia, tai, ką laikome blogiu ar nesėkme, ne visada taip atrodo iš kitos pusės. Dvasinėme pasaulyje gera reiškia judėjimą, augimą, sąmonės plėtimąsi, net jeigu tas kelias eina per skausmą. Mes čia ne tam esame, kad tiesiog patogiai pragyventume. Mes čia esame tam, kad augtume, tam, kad mylėtume ir kad atleistume. Esame tam, kad teigiamai veiktume pasaulį, net jei kartais tai prasideda nuo labai mažo gerumo poelgio. Ir kad prisimintume, jog net tamsiausioje tuštumoje meilė gali prasiveržti kaip šviesa.